Turbūt puikiai žinot ir tą istoriją, kaip vienas ministras vienos vyriausybės sako, taip, čia bus skirtas finansavimas. Pasikeitus vyriausybei, atėjus naujai, kitas ministras jau sako, kad ne, čia nėra tikslingas skirti. Įsivaizduojam, kiek reikia pastangų, kad vėl tas viskas būtų sugrąžinta ir kad šitas dvaras, visa šita aplinka būtų visada graži. Aš taip pat norėčiau įteikti ir rožių sodinukus. Taigi sėkmės ir ačiū visiems. Taigi mes matom, kokia yra situacija. Derlius yra lauke, rugsėjo yra pabaiga. Kviečiai dar neišvalyti, neišdžiovinti. Kas gali atsitikti? Šitie kviečiai gali tiesiog sugesti, kadangi nėra jų kur dabar dėti, o nėra dėti kur, kadangi sandėliai yra užpildyti. Valdžia laiku nepasirūpino, kada buvo kalbama dar pavasarį, mokslininkai, ekspertai kalbėjo, kad bus rekordinis derlius, kad reikia pasirūpinti, kaip mes tą derlių sutvarkysim, kaip tą derlių sklandžiai išvešime, eksportuosime, kadangi toks kiekis Lietuvoje yra per didelis. Mes matome, kad tinkamai ir laiku valdžia tuo nepasirūpino. Ir šiandieną pasekmės gali būti labai skaudžios. Milijardas litų negautų pajamų, tai yra ūkininkai, ir valstybės biudžetas gali negauti atitinkamų pajamų. Ir tai dar kartą rodo, tai yra dar kartą pavyzdys, kaip valdžia privalo tinkamai ir laiku prognozuoti ir priimti sprendimus tokius, kad būtų tinkamai ir laiku padėta žemdirbiui, ūkininkui, tada, kada reikia. Kad pagaminti 1 litrą pieno, kilogramą sviesto, grietinės, reikalinga investuoti daug laiko ir ne tik laiko, daug darbo reikia įdėti, lėšų. Ir šiandieną labai ypatingai aktualu ūkininkams, kur yra vadinami smulkieji ūkininkai arba laikantys nedaug karvių ir iš esmės pajamos pagrindė ir yra iš to pieno ūkio. Ir labai svarbu, kad už pieną ne tik, kad būtų tinkamai atsiskaityta ir tinkama kaina, kas beje šiandieną ta kaina yra labai žema. Bet svarbu, kad ir subsidijos už pieną taip pat būtų išmokėtos, jeigu yra pažadama. Galima tą tiesiai šviesiai pasakyti, kad šiandieną tie, kurie užsiima pieno ūkiu, yra apgauti, kadangi jiems buvo pažadėta tiesioginės išmokas už kvotinį pieną išmokėti dar rugpjūčio mėnesį. Išlikus kaimo žmonių tokia frazė, kad kaimo žmonės yra tokie sumanūs, kad iš pensijos sugeba išlaikyti ne tik save ir savo vaikus, bet dar išlaikyti 2-3 karves, kadangi jiem už pieną mokama išvis centai. Taigi mes matom, kiek reikia įdėti daug darbo, kiek reikia įdėti daug triūsų, kad būtų aruodai pilni. Turbūt jau Lietuvoje taip yra, kad būtent dažniausiai kaimas ir padeda visai valstybei, visai Lietuvai, miesto žmogui, nes maistas yra pagrindas. Valdžia šiandieną turi atsisukti į kaimą. Kaime turi keisti situaciją. Šiandieną kaimo žmogus nesijaučia saugiai. Nemato perspektyvos. Mes matome, kaip mažėja gyventojų skaičius, mažėja gimstamumas, mokyklos užsidaro. Kaime pasidarė gyventi jau nebe perspektyvu, nebeįdomu. Gali būti taip, kad nebus kam kaime ir tų bulvių rinkti, ir to derliaus imti. Taigi valdžios institucijos turi labai gerai pagalvoti, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją kaime. Kad neužsidarytų mokyklos, nesudarytų ambulatorijos, kad kurtųsi darbo vietos, kad žmogus čia irgi galėtų jaustis oriai, gerai uždirbti, leisti vaikus į mokyklą, tikėtų perspektyvą, tikėtų ateitimi.